Šiandien gaunasi jau kita diena, turiu aš susiprojektavęs grindų planelį, kaip jisai pradės dėliotis ant grindų. Kodėl aš jį dabar pirmas dalykas pasidariau? Tai pasidariau vien dėl to, kad plytelės yra ne tolygios kvadratinės, o jos yra kampuotos, dar viduje jų turėtų dėtis kvadračiukai, bet aš tuoj momentu parodysiu, kaip planelis atrodo pačiam kompiuteryje, dėl ko kompiuteris ir atvažiavo į darbo vietą, nes reikia pasiskaičiuoti pagal sienų pločius, matmenis, susidėti tam tikrą kiekį plytelių ir programą įsidėlio taip, kad jos visos tilptų labai gerai ir gražiai, neliktų jokių mažiukų gabaliukų, nei vienoje arba kitoj pusėje. Tai šitas dalykas labai padeda įspręsti tokius dalykus, kaip jeigu turim daug nišų, daug kampų ir panašiai, durys ne vienodam lygiai ir panašiai. Tai labai gerai parodo, atspindi šitas dalykas. Tai dabar turiu pasileidęs aš programą. Kadangi jau namų darbus aš jau esu padaręs, tai man daugiau nieko daryti nereikia, įsidėliojau iš pradžių įsimatavęs pačias plytelės. Tai kaip jas dabar galima būtų pasimatuoti, jeigu reikalingas toks planiukas, dėl viso ko galite atsiųsti kontaktus savo, galite parašyti matmenis ir galėsim tada padėti su planiuku, jeigu kas. Tai jeigu yra, tai patikėkit, labai paprastina darbą ir ypač jeigu nežinai nuo ko pradėti. Tai šiuo atveju mano brūkšninė linija žymi sienos ribas. Kaip matot, jau esu atsižymėjęs tašką A, tašką B, nuo kurio kampo prasideda dėtis plytelės ir į kurį kampą kas gaunasi. Čia šitoje vietoje turiu duris, čia gaunasi niša, čia tualeto dėžutė ir taip toliau nueina į vonę. Jeigu kas, aš bet kada galiu priėjęs prie kompiuterio pasimatuoti, kas man turėtų gautis kuriam taške, jeigu nežinau nuo ko pradėti, tuo labiau. Tai pasižiūrim, tarkim, turiu prie vonios, čia turėtų vonė montuotis, turiu pasibaigusias plyteles ir mano plytelės iki sienos lieka 18,3 tiesiog 183 mm, tai arba 18,3 cm. Tai šitą jau aš žinau, kad viskas yra ganėtinai neblogai, nes pati plytelė dydžiu jinai prilygsta 19,8, tai labai mažiukas gabaliukas nusipjauna. Ir šitoj vietoje mes turim tarp plytelių intarpą, kuris ganėtinai sudėtingai susideda ir bent jau taip susiprojektuoti, kad jisai nebūtų labai mažas, nes jisai yra centimetras ant centimetro, labai mažiukas, jį sunku sudėti, tai turim daug problemų, kurios sprendžiam tokiu būdu. Susidedam, pasimato, kuriuose vietose kas tenais gaunasi. Tai sakau, labai paprastina darbą, jau netgi gali projekte tam tikram pasiskaičiuoji pačias plyteles ir žinai jau, tarkim, kiek tau reikia tiksliai išpjaustyti, išmesti ir sudėti plytelių tam tikram projektui pabaigti. Tai čia jau netgi vienetais gali suskaičiuoti, kas anksčiau būdavo ganėtinai sunku, netgi man pačiam padaryti, nes negali numatyti tokių dalykų nenugalimų jėgų, kai tarkim įsipakuoja naują pakuotę, atsidarai, plytelė būna sugadinta, jinai nuskelta ir nieko joje nesimato gražaus ir negali panaudoti visiškai jos. Tai išmeti ją į atsargas arba tenais, nežinau, palieki žmonėms grąžinti į parduotuvę, tai vienas toks iš esminių dalykų. Tai šitoje vietoje viską turim gražiai. Gaunasi ganėtinai pilnos, sveikos plytelės. Ties kita siena turiu taip 11,2, viskas gražiai, patvirtinu šitą planiuką, kad viskas tvarkoj. Atsimatuoju, tarkim, nuo tolimiausio taško, kas padėtų man, tarkim, įėjus į vonę, ypač dedant grindis. Tai grindys prasideda dėti nuo tolimiausio taško nuo durų. Tai jeigu tu įeini pro duris, pradedi nuo sienos ir išeini pro duris irgi atgal, nes kitokiu atveju gali bandyti tenais dėti, sukiotis ir panašiai.
tarkim, pradedi nuo durų pusės, po dešinę, po kairę pusę ir tada bandai dėti. Šitas dalykas labai blogas, nes tu padarai L formą. Jeigu ta, tarkim, L forma čia įsiklijuoja ir kažkur tai tau kažkas pasisuka, nes pačios plytelės jos nėra visiškai idealiai lygios ir tvarkingos, jeigu menkiausias kampo pasikeitimas, jau gali būti, kad sudėtingai suvesit šitas sienas arba grindis. Tiesiog jau kažkur gausis arba siūlės mažėja, arba jos platėja ir panašiai. Todėl gaunasi, pradedam nuo tolimiausio taško, einam link durų ir viską gražiai pabaigiam, mums nereikia nei lipti ant tų grindų ir panašiai. Šitoj vietoje, kadangi turim mažiukus tokius kvadračiukus, galėsiu man net atrodo pačioj vonioje parodyti, tai pasižiūrėsim, parodysiu, kas tenais juose gaunasi. Tai liuks, po to bandysiu gal įrašyti, kaip tenais jos tiksliau dedasi, bet vonia ganėtinai maža, tai ganėtinai sudėtinga padaryti, bet pabandysim, pasižiūrėsim, kaip turim. Tai turim vieną planiuką, plytelės yra tokios pačios ir ant sienos, jos yra mažytės, daug siūlių ir panašiai. Tai turiu irgi automatiškai jau pasirengęs tą planiuką, bet aišku, įsimatuoju tiksliai sienas ir bandai prie tų sienų pritaikyti tas plyteles. Tai tarkim šituo atveju, jeigu teks pamatyti, nežinau, nes vieną kamerą bando įrašinėti, tai prašokam biškį ir va šitoj va vietoj aš jau turiu sienos plytelę sudėjęs. Kadangi buvo pageidavimas padaryti sienos plyteles nuo apačios iki viršaus, kad viršus baigtųsi 2,50. Čia šito dalyko mes neturim, gaunasi aukštis 248,8, bet blogai tai, kad turim medinės grindis ant pagrindo, kas aišku jos ganėtinai nelygios, tai gali būti, kad reikės pačias plyteles sveikas pakelti šiek tiek aukščiau, kas automatiškai paliks didesnius tarpukus tarp grindų ir plytelių, bet čia bėdos, manau, kad tikrai niekas nesudaro. Tai paprastai pasimatuoju, žinau, kad pavyzdžiui ties kampais, bent jau vieną sieną pasimatavęs, aš žinau, kad jau man reikės nupjauti, tarkim, jau 22 cm pačios plytelės kraštą ir jau galima pradėti nuo sveikos ir man netkreipti dėmesio, kas tenais toliau gaunasi. Ypač jeigu užsidedu aš lazerį ant grindų ir pasikeliu aukštį taip, kad man visos sveikos plytelės praeitų visur. Nes patikėkit, yra tekę susidurti su tokių dalykų, kad tarkim vienoje vietoje tinka, nors ir naujai arba išbetonuotas, arba išlyginamasis mišinys padarytas. Nežinau, ypač tenka matyti grindininkui padarytą išlyginamąjį mišinį, kuris yra tiesiog išlietas ir pačiose kampuose yra padaryta, tarkim, kalnai ir panašiai. Nes didžiausias minusas, jie pašlifuoja vidurį, su aparatais neprieina prie kampų ir tas visas lieka tenais vaizdas toks negražus. Tai jeigu tenka ateiti po grindininku, tai būna ganėtinai negerai. Bet šitą atvejį tai tada gali gautis taip, kad pasižymėsit ant kalno ir kuo toliau eisit, gausis nuokalnė, plytelės nespės padengti ir ypač jeigu sveika pradedat nuo grindų, tai ganėtinai svarbus dalykas su lazeriu pasiimti visą perimetrą ir įsitikinti, kad tikrai tos plytelės visur praeina ir koks plyšys gaunasi. Gali gautis labai didelis plyšys, taip, sutinku, yra tekę ir man pačiam tokius plyšius padaryti, ypač kaip pradėjau šitą darbą daryti, bet nesijaudinkit, jeigu galit paleisti tas grindis pagal tą žemiausią vietą, tai taip ir padarom, nusileidžiam grindis ant žemiausios vietos ir visur kitur teks pripjauti. Sutinku, darbo pasidaro daugiau negu dedant sveiką plytelę nuo apačios iki viršaus, bet patikėkit, sutaupysit daug nervų ir bent jau estetinį vaizdą išgausit kuo kokybiškesnį ir profesionalesnį. Todėl viskas čia labai neblogai. Tai nesijaudinkit, jūs tikrai ne pirmieji, kurie taip galit padaryti ir panašiai. Tai va, sakau, turiu planelį, jeigu kas, norit pasidaryti kažkokį planelį, galėsiu, aš jums kreipkitės, nežinau, elektroniniu paštu, galėt parašyti žinutę, Instagram'e, YouTube'ai, palikti kokį komentarą, su jums susisieksim, jeigu kas, tada galėsim pakontaktuoti, pasižiūrėti, ką jūs tenais turit, kokio dydžio, įsimatuojat, atsiunčiat, mes jums planelį padarom ir turit jau pagrindinį atskaitos tašką, nuo kur iki kur ir kas gaunasi, kaip atrodo pasidaryti pas save. Taip.
Todėl bandom. Dėkui, kad žiūrit.